Labą dieną, gerbimieji žiūrovai. Va, pasigrožėkite. Padariau savo motocikliuką. Nudažiau lopšelį, viskas gražiai. Bet aš ne dėl to noriu jums parodyti. Noriu jums parodyti, kad buvo prieš tai filmukas, kaip su motociklu tempiu kitą motociklą ant buksyro. Ten man po to žmonės rašo ir klausia, kaip man atsivežti motociklą be lopšio. Tai va, aš jums dabar parodysiu, kaip vienas žmogus, čia aš sukonstravau viską, gali atsivežti motociklą be lopšio, reiškia, su kitu motociklu. Tai va, dabar visą procedūrą parodysiu nuo pradžios iki galo. Pasižiūrėkite. Pirmiausia, reiškia, nuimu atsarginį ratą. Dėl to aš nuimu, dėl to, kad lengvesnis lopšys būtų. Man vienam čia per sunku įtampyti. Va, nuimu atsarginį ratą. Ratą nuimu. Po to nuimu šitą. Čia pas mane jisai labai lengvai išsiima, va. Žiūrėkite, va. Išimi. Čia va toksai bardakėlis padarytas, va. Va. Išimi jį. Po to reikia atsukti lopšio tvirtinimą. Po to reiškia atsuki lopšį. Atsuki. Išimi kilimėlį. Ir atsuki lopšį su tokiu raktu, va. Raktas čia toksai ilgas, bet labai greitai su juo sukasi, va. Atsuki. O, kaip matėte, atsisuko. Dabar imam kitą varžtą. Na, ir vėl sukame. Nu va. Ir antrą atsukame. Na štai, gerbimieji, kaip matėte, viską atsukau. Dabar reikia nuimti lopšį vienam. Čia viską reikia daryti vienam. Imu sėdynę. Sėdynę. Naujas lopšys, kad neapibrozint reikia. Čia va gale pakišu. Sėdynė, čia reikia viską vienam, kad galim būtų padaryti. Nes jeigu ne vienas, tai aišku greičiau gali padaryti. Imi lopšį. O. Kaip matėte, jisai biškį pavažiavo. Aš jį paimu dabar. Ir nunešu lopšį. Va. Lopšiukas va, nuimtas. Taip, dabar sekanti procedūra sekanti. Imu prispособление tokia. Va, žiūrėkite. Motociklų transportavimo prispособление. Matote, jisai čia užeina va ant natūralaus. Čia dedam vieną varžtą. Kitas galas va kaip užsideda. Ir viskas. Ir va šitas va čia. Ant to varščiuko vieno prisisuka. Kaip matėte, viską uždėjau. Dabar čia reikia prisukti tą daikutę. Priekį ir gale. Po vieną gaitę. Ir čia po to užspausti. Prisukit po to. Ką mes darom? Žiūrėkite. Dabar žiūrėkite. Trapas, viskas. Dabar važiuojame ant trapo. Vat atkreipkite dėmesį, ratas va čia dabar kaip tik įkrenta į tavą. Opa! Ir įkrito. Ir dabar važiuoti jau niekur nebegali. Dabar mes imame dirželį. Vieną. Šiaip tai aš norėjau filmuoti lauke. Geresnis apšvietimas, betgi labai daug žioplių tenai. Suprantat, jie? Mangi trukdys filmuoti. Tai už tai garažai filmuoju. Va, matot, stovi jau visai. Iš kitos pusės pririšame. Nu va, žiūrėkit. Haha. Laikosi, zvėri. Zvėri. Galime dar patraukti. Tai šitie diržai tarp kitko labai geri. Kokias nori? Nu va, žiūrėk. Nu štai, motocikliukas stovi. Dabar trapas. Pradėt trapą. Trapas reiškia sukonstruotas tokiu principu. Paimi ir jį va čia pririši. Va čia pririši. Arba jeigu, pavyzdžiui, motociklas kitoks, jisai
Neįmanoma pririšti, nenori nubrožti. Tada jį galima nuimti, kur čia 2 varžteliai, va. Va, atsuki. Va, matote, koks varšiukas, mažiukas, va. Viskas, ir jis. Va, jį reiškia nuimi, trapą ir numatyta jo kitą vietą. Va čia galime jį uždėti. Šitą trapą dėti va čia. Čia va vienas varžtas. Matot, varšiukas, va. A čia specialiai privyrinta vienas galas, jis niekada neatsisuks, jis į apačią, va tas. O čia prisuki. Va, jisai čia. Niekam netrukdo ir viskas, galima važiuoti. Štai pasigrožėkite. Kaip čia gaunasi. Va, kur jisai stovi. Nu štai, va, viskas pritvirtinta, dabar galima jau ir važiuoti. O kad važiuoti reikia užsivesti. Pirmiausiai, va. Labą dieną, gerbiamieji žiūrovai. Pasižiūrėkite. Mes esame autochuliganai. Na štai, kaip matėte, dabar vėl reikia viską išrinkti ir atgal tai reikia. Va, vėl viskas atgal surinkta. Kaip matėt, viską padariau, parodžiau ir... Čūda malt, Kas čia? senas gaidys. A, čia jisai taip kalba. Neparodžiau jau vieną dalykėlį labai svarbu, tuoj parodysiu. Tai va, žiūrėkite, va kas sakė, kad baigti man šūdą malti. Atseit jisai šūdą nemala, ką jisai čia malą prikėsim? Ką tu čia turi? Va ką jis turi, žiūrėkit. Matote? Katafalko paslaugos. Nevažinėkite greit motociklais, nereiks ir katafalko paslaugų. Ir geriau būtų meskite rūkyti. Meskite rūkyti, va. Tai va, tu čia laikyk savo. Na tai ką, gerbimieji, iki sekančio karto. Pasakyk iki sekančio karto. Nenori sakyti nieko. Na, viso gero.